Prašau. Aš esu toks postsovietinis vaikas, tai sakiau sovietinis vaikas su rezultatais dabartyje. Ir mokykloje mokiausi anglų, ir aukštoje mokiausi, bet rezultato kol kas kaip ir nebuvo jokio. Paskui dar kelis kartus mokiausi kursuose, bet ir vėl ateini, praktiškai pakartoji tai, ką jau mokėjai, paskui prarandi motyvaciją, pasirodo, kad tu jau nieko daugiau ir neišmoksi ir vis išeidavo. O šeimoje visi labai gerai kalba angliškai, taip kad kur išvažiuoji, tai dažniausiai gali tik šypsotis. Tai va tokiai dirbai buvo labai gerai taip būt, bet tiesiog turėjau tokią situaciją, kaip manęs paklausė vieną kartą, aplamai, kokią tu užsienio kalbą kalbėjai išvažiavus užsienį. Ir aš supratau, kad aš apart rusų nieko daugiau negaliu pasakyti. Ir tada supratau, kaip ir Algirdas sakė, kad iš tiesų šiais laikais kultūringam žmogui yra privalu mokėti kažkokią tai užsienio kalbą ir buvo toks stimulas vėl pradėti mokytis. O dabar labai džiaugiuosi, nes kažkaip atsirado toksai, ne tik ir noras, bet ir atsipalaidavimas ir supratimas, kad tu tikrai tai gali padaryti. Ir jau dabar net namie, parėjus pradedu kalbėti, aišku, ten sulaukiu labai daug kritikos, kad mano labai tarimas blogas, bet aš dabar sakau, čia ne tarimas mano blogas, šitas mano slengas. Tai va, ir labai smagu, kad yra tas tęstinumas, kad yra motyvacija mokytis toliau ir tikiuosi, kad šį kartą bus rezultatai tikrai kiti ir pakeliui niekur nesustosim, keliausim visi toliau kartu.